Jau man gal kokius 5 kartus tik tokį išmet, kaip ir šmeižims vienas žmogus. Šmeižims iš tos pusės, kad tiesiog užsiemu verslą. Ir 100% jūs tą žmogus žinot. Žinot, kas kuria siūn gumytis. Dabar tas žmogus nusipirka segtukus pardavinėti. Ir ten koliažais padaryta, kad tas žmogus nusipirka už kelis centus, parduoda už kelis eurus. Diskriminuoja tą žmogų, ten sako, va tenais tokia yra nokia. Ten apie nosį pradeda kalbėti, kur apie verslą kalbėjo, prasidėjo apie verslą, bet pabaigė apie nosį. Suprantat? Kas komentuojat, aš suprantu, jūs tikriausiai kažkokių priežasčių turit, jums blogą dieną buvo, aš nesupratau šitą dalyką, kam taip komentuoti, nes 100% moteris gali pasakyti, mok visus mokesčius, nes kai tu esi labai viešas asmuo, tu jau neturi kitą pasirinkimą, kaip labai mokėtos mokesčius. Visus iki vieno. Antras dalykas. Jin kelia Lietuvos ekonomiką, ta moterytė. Moteris, mergina, ponia, nežinau kaip pavadinti, nuostabaus grožio mergina. Ir jūs ją žeminat vien dėl to, nes jinai perparduoda dalykus. Baikit juokus, Lietuva pastatyta ant importo. Ta prasme, realiai, pažiūrėkit į šitą mūsų kraštą. Viskas pastatyta ant importuotų prekių, kurias pardavinėja verslininkai brangiau. Tai ką jūs dabar rašysit Maksimą, o padlas jūs, ko čia dabar pardavinėjat šitą brūdą pigiau, tiksliau brangiau? Tarsi rimtai teis žmogų dėl verslo pasirinkimo perparduot dalykus. Tai yra seniausias dalykas, ką gali padaryti su verslu, tai nusipirk pigiau ir parduot brangiau. Jėzau Marija, atsipeikėkit. Ir vienas, ir kitas, ir trečias, ir penktas, ir 100 žmonių ten gal rašinėjęs apie tą moterį. Jūs susipraskit galvoj, dėl ko jūs taip komentuojat. Ar jums mama tų segtukų nenupirko, kad jūs verkit? Ar jums tie segtukai labai brangiai kainuoja? Ir pas ją ir negalite atsisiųsti iš Kinijos ir iš jos nusipirkti? Tai tada ieškokit problemas kažkur kitur. Ką žinau, patys pasigaminkite višmulę tos segtukus. Jeigu jūs pikti esate ant visos žmonės, ant to, kad kas kūri turinį, kas tą, kas aną, aš suprantu, visi komentavo ir komentuos, bet čia ir toks liūdnas dalykas su ateities verslininkais. Įsivaizduokit, mažas verslininkiuks dabar auga ir žiūri TikTok. Visi vaikai žiūri. Gerai, paugliuks. Paugliuk žiūri tą TikTok ir pamato, kažką išvadino žiūrkį. Dėl to, kad jinai daro verslą. Tai ką jūs galvojat, pauglys, kuris pamatys tą video, galvos, kaip noriu, kad ir mane išvadintų žiūrkį. Ir pradėsiu kurti ne segtukų brandą, o ten, sakykim, karaliukus verti. Nebus taip. Tai jūs prašau, labiau susikoncentruokite tą pozityvą, davai važiuojam, kūriam, babkės kalam, o tu čia, žinai, perpardai. Biškai sakau, paprašiau į viską žiūrėkit. Nereik taip šakotis. A jeigu šakuojatės, tai šakuokitės tarpusavį ir neskelbkitės jiems. Paprastai rimtai, kam to reikia? Savo nuomonę, taip sakant, savo šiknoj pasilaikom. Aš irgi savo nuomonę turiu, nes negalvokit, kad aš čia be nuomonės sėdžiu visais klausimais. Bet jį rimtai, davai, palaikom viens kitą, ypač mažus verslininkus. Jie gali šaukt, jie gali daugiau naudos Lietuvai duoti. Bye!